Kaip ir džime, pavyzdžiui, tu atsisėdi prie treniruoklių ir tu galvoji, va dabar skaudės. Gerai, nesvarbu, aš vis tiek tą padarysiu. Nes daugumai, kas man labai nepatinka merginų, jos galvoja, kad valgo per daug, nors iš tikrųjų dažniausiai valgo per mažai. Viskas yra ne apie motivaciją, o apie discipliną. Sporte išvaizda yra šalutinis poveikis. Bet po alkoholio išgėrimo ne tik, kad miegas bus daug vėliau nuėjus miegot, labai širdžiai kenkia, nes iš esmės širdis tuo metu išvarinėja alkoholį, jinai gauna didžiulį krūvį ir tu nueini į salę dar duodi ant viršaus krūvį. Tai yra tiesiog savęs žalojimas. Aš rodau savo sėdmenų būtent pratimus, tai dabar gali raustinti kiek nori, esu pasiruošus, sakyk, ką manai. Sveiki visi ir manęs labai dažnai labai daug kas iš tikrųjų klauso klausimų apie fitnesą, sveikatingumą, mitybą ir tiesą pasakius, negaliu visus šitus klausimus pati atsakyti, bet šiandien mes turime labai įdomų svečią, kuris turi profesionalios patirties, kuris turi išsilavinimą ir kuris šiandien atsakys į visus mūsų klausimus. Tai iš tikrųjų man pačiai šita galimybė yra tiesiog nuostabi, nes aš pradėjau domėtis dar labiau sportu, mitybą ir turiu tikrai labai didelių tikslų susijusių su tuo. Ir dėl to, aišku, pas mane atsiranda labai daug neaiškumų. Ir taip pat aš uždaviau Instagramą klausimą jums, kur jūs galėjote užduoti klausimus ir aš paprašiau jūs užduoti būtent tokius klausimus, apie kuriuos nėra pakankamai kalbama ir pati atsirinkau tokius, kurie, nes aš manau, kad internetas šiuo metu yra pilnas informacijos, bet mes pabandysime nueiti kažkiek giliau ir pakalbėti apie tokias temas, į kurias iš tikrųjų galbūt kartais yra arba sunkiau rasti atsakymus, arba kurios yra labiau, sakyčiau, tabu. Ir mes susikoncentruosim būtent į merginas, dėl to, kad visas mano kanalas, aišku, yra apie moteris, apie moterų dvasiškumą, sveikatą, sportą ir asmeninį augimą. Ir gerai, tai Vitalijau, visų pirma, paprašysiu tavęs prisistatyti. Vitalijus šiuo metu labiausiai save pristatyčiau kaip asmeninis treneris, bet užsiemu ne tik tuo, tačiau pirmiausia apie asmeninį treniravimą, apie mano karjerą. Tai esu baigęs Lietuvos sporto universitetą, jį pasibaigiau su pagyrimu ir sakyčiau, nuo šitos vietos prasidėjo mano tobulėjimas. Taip pat turiu gydomojo masažo specialistų išsilavinimą, teko atlikti praktiką Kiprė su reabilitacija. Toks paskutinis stipresnis įvykis buvo išvykimas į Australiją. Ten, sakykime, tobulinausi kaip fitness coachingo treneris ir tuo pačiu kaip masažuotojas. Tai iš mokslo ir žinių bagažo iš tikrųjų labai daug teko kartu save tobulinti. Tai, sakykime, šitoj srityje aš esu jau beveik 8 metus, kadangi savo karjerą pradėjau jau nuo 2 kurso, kas buvo labai retas dalykas. Tačiau buvau pastebėtas tarp dėstytojų ir pavyko man gauti tokią patirtį, kaip atlikinėti praktiką Lietuvos sporto universiteto salėje. Jo, o dabar toks paskutinis mano galbūt išaugimas, sakyčiau, tobulėjimas toliau, tai atsidarinėjau savo studiją Vilniuje Žvėryne, tai jau realiai beveik į pabaigą, tai ten bus sveikatingumo studija ir ten iš esmės bus vieta, kurioj, sakykime, ne tik vyks treniruotės, bet tuo pačiu vesiu ir mokymus. Ties beveik riba apie atsidarimą, apie gruodžio mėnesį, aš taip labai tikiuosi iki šių metų pilnai pasileisti ir startuoti ne tik kaip asmeninis treneris, bet tuo pačiu kaip ir coacheris. Supratau. Tai man iš tikrųjų labai gera girdėti, kad tu pats lipi karjeros laiptais ir bandai ne tik tai siekti savo tikslų ir svajonių, bet ir suteikti kažką mum, nes ta prasme, iš tikrųjų yra tiesa, kad kai tu pradedi sportuoti, rūpinti savo mitybą, yra tiek daug nuomonių, tiek daug informacijos ir turėti kažkokį vieną žmogų, kuris tau gali kažkiek galbūt susumuoti,
visa ta informacija yra labai labai naudinga ir labai reikalinga mums šiais laikais. Pirmas klausimas tau būtų, įsivaizduokime, pradėkime viską nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių. Tai jeigu dabar yra mergina, kuri pradėjo eiti į sporto salę, kaip jai žinoti, koks yra optimaliausias kartų per savaitę kiekis, kiek kartų per savaitę reikėtų eiti į džymą, kiek laiko tenai praleisti ir kiek pratimų atlikti. Dėl to, kad aš asmeniškai pradėjau pastarosiom dienom girdėti vis daugiau informacijos apie tai, kad, ta prasme, neprivalo žmogus praleisti kiekvienos dienos džymą, jeigu nori pasiekti kažkokių rezultatų ir kad neprivalo jisai tenai sėdėti 2 valandas. Tai vat, kaip susirasti tą balansą, kiek reikėtų eiti, kiek reikėtų daryti ir kaip galbūt tą suderinti su savo kitais pomėgiais ir hobiais. Tai šiaip geras klausimas, iš tikrųjų. Dažniausiai čia galbūt ir kyla net daugumai baimė ir pasiteisinimas, sakyčiau, nepradėti sportuoti, nes visi iškart labai linkę, galbūt labai daug informacijos yra, kad aš neturėsiu tiek laiko eiti ten kiekvieną dieną į salę ir po 2 valandas. Būtent. Tikrųjų, kad tiesiog pradėti sportuoti ir jau pamatyti pirmus pokyčius tiek net nereikia ir net galbūt net negalima. Rekomenduočiau iš vis pradėti nuo paprasčiausiai 2 kartų atėjimų į salę ir tai jau bus tikrai puikia pradžia, kadangi jeigu tikrai žmogus tik startavo, tik pradėjo savo, sakykime, sporto kelią, tai jo kūnas ir taip gaus didžiulį šoką, tai, sakykime, tie patys 2 kartai per savaitę ir tikrai duos labai labai daug naudos. Tik tiek, kad atsirinkinėti konkrečius pakartojimus, pratimų skaičių ir panašiai, aš galiu kalbėti labai bendrai. Tai tiesiog tie patys 2 atėjimai kartai į salę, pasidaryti mankštą, per juos įterpti tempimo pratimų, pasidaryti treniruotę, iškart palieskim pratimų skaičių. Galima visiškai pilnai prasisukti su 4-6 pratimais. Ir galiausiai pabaigoje pasidarysim kardio ir viskas, tarkim, 2 tokie atėjimai, tai valanda iki 1,5, ilgiau niekam nerekomenduoju likti. Tokie 2 atėjimai salėje ir taip mėnesį 2 galite įsivažiuoti, pajausit, kad tobulėjat, norit ir turit laiko, turit galimybių eiti 3 kartą, įsidėsit 3 kartą. Ir ką dar labai dažnai patarčiau naujokam, tai nebijoti ir daryti full body, tai yra viso kūno treniruotė, kadangi eina 2 kartus ir geriausias treniravimas raumens progresavimui būtų bent 2 kartai per savaitę. Tai ir gautųsi, sakykime, tai merginom, ką dažniausiai rekomenduoju, tai jeigu, sakiau, pavyzdžiui, 4-5-6 pratimai, jeigu darom 5 pratimus, tai tarkim 3 fokusuotis į sėdmenis ir 2, tarkim, į viršutinę dalį. Ir taip pat, jeigu 4-6 pratimai, tai kiek reikėtų setų daryti? Dažniausiai rekomenduoju iš vis pats pirmas, 2 atėjimas, iš vis labai paprastas gaunasi, tarkim, po 2 serijas, pasidaryti tiesiog po 2 serijas, nusistatyti savo pakartojimų skaičių ganėtinai aukštai. Naujokam rekomenduoju turėti labai aukštus pakartojimų skaičius, tai būtų 14-18 pakartojimų, kadangi reikės daug mažesnį svorio ir daug mažesnė klaidos tikimybė, nei keliant didesnius svorius. Jo, iš tikrųjų, tai labai gerai visa šita summarized informacija tiem, kurie nori pradėti, nes, paprastai pasakyta 4-6 pratimai, po 2 pakartojimus ir mažesni svoriai. 2 kartai per savaitę į džymą. Ok, tai kitas klausimas būtų, gerai, iš karto dabar prasideda labai daug miltelių, medžiagų, kurias mes galime pradėti vartoti einant į džymą, tai visokie pre-workoutai, kreatinas, proteinas ir dažniausiai mano, bent jau asmeniškai, apie ką aš girdžiu, tai yra kreatinas ir proteinas. Tai truputėlį papasakok man apie jų naudą ir kam jie yra vartojami. Ir apskritai gal, nes, pavyzdžiui, aš niekada nesu girdėjus nieko blogo apie juos. Niekas nėra sakęs, kad, oh my god, man nuo šito proteino, pavyzdžiui, išbėrė odą.
Ir aš pradėjau galvoti, kad, nu, nieko gyvenime nėra tokio, kas yra vien tik tais super ir geroji pusė. Tai ar galėtum papasakot, vat, kokie yra tie trūkumai kretino ir proteino, apie kuriuos mes galbūt netaip dažnai girdime? Tai nori labiau paliesti iš neigiamas pusės, aš kaip suprantu šitas. Pradėk iš teigiamos, bet po to po truputį supažindink mus su realybė. Šiaip pradžiai iš vis aš nelabai rekomenduočiau iš papildų pusės gerimo, nes dažniausiai būna, ateina kaip naujas žmogus ir iškart irgi, kaip ir sakai, klausia, o ką man reikėtų ten pasimti papildomai ir išgerti. Tai dažniausiai nerekomenduoju visiškai nieko, apart kokių vitaminų ir mineralų, kas būtų šiaip bendrai, bet geriau susifokusuoti į mitybą, į gerą poilsį ir, kaip sakau, realiai vitaminai, mineralai. Idealiausiai iš vis pasidarai kraujo tyrimus ir žinai, ar iš vis jų reikia. Jeigu nesidarai, tai tada tiesiog bazinius pagrindinius. Ir jau po kurio laiko pasportavus, norint, sakykime, arba geresnių rezultatų, arba tiesiog šiek tiek tokio palengvinimo toj pačioj mityboj, nes ką aš imčiau, pavyzdžiui, su to pačiu proteinu, ne, baltymai. Tai jį, neatsimenu net pats realiai, kada naudojau paskutinį kartą, realiai kokie 2 metai jaučiu visiškai nenaudotas, dar turiu nusipirkęs, dar net spintelėje tebestovi. Tai jisai toks kaip cheat kodukas, kai nesigauna susitvarkyti su maistu. Kažkur skubant, lekiant, nespėjai pavalgyti, tai čia toks kaip fainas gera alternatyva, tiesiog sveikas mini užkandėlis. Tai mano akimis neturėtų atsirasti kaip maisto pakeitimas, nes čia galbūt jo trūkumas toks ir būtų, kad dauguma jį pradeda naudoti labai dažnai ir pakeičia maistą. Pavyzdžiui, vietoj maisto produktų valgymų, tos pačios, tarkim, vakare varškės, tiesiog kokteilį, žinai, išgeria ir tiesiog pradeda labai manipuliuoti. O su kretinu, tai šiaip kretiną labai mažai kas iš merginų naudoja, pasakyčiau. Nežinau, gal tavo tarpe pasitaikė geriau, bet iš tikrųjų... Ne, bet aš pati norėjau užsisakyti. Jo, nes labai sunku, iš tikrųjų, kaip tik net merginom kai kuriuom nori rekomenduoti, pavyzdžiui, pats nori rekomenduoti kai kuriuom išgerti kretino, tai būna net sunku atrodo pasakyti, nes dauguma prisiskaitė, kad kaip tik iš blogosios pusės, kad ten sulaiko skysčius, kad ten tik raumens auginimo iškart išsigąsta, galvoja, užsivarysiu, čia visai išauksi, atrodo, kaip bodybuilderis vaikščiasi, tai labai prisibijo, kaip tik atrodo žmonės kretino, ypač kas liečiant merginas. Tai iš tokių gal blogesnių dalykų, tai ką aš girdėjau, tai bent jau keli būna pilvo pūtimai, gali, ne visiems, sakykime, priima kūnas, bet šiaip tai nėra labai kažkokių blogų tikrai požymių, nes tai yra vienas labiausiai ištirtų papildų. Esmė yra iš tikrųjų ne tik raumens auginimas, ką visi pagrinde pabrėžia, kad kretinas tai čia tik tais raumenis užsiauginti. Bet jis iš tikrųjų labai svarbus tiek centriniai nervų sistemai, tai yra smegenų veiklai, tiek emociniai būsenai. Tai... Jo, man ir buvo šita įdomiausia kretino pusė, kad ta prasme jisai veikia tave emociškai. Taip, nu tai realiai pats sportas veikia emociškai. Jo. Laimės hormonas įskleidžia, visiškai savim pasitikėjimas kitas. Tai dėl to sportas ir nėra tik apie išvaizdos pokyčius, bet ne veltui visur šiaip realiai sakoma, kad sporte išvaizda yra šalutinis poveikis. Supratau, tai trumpai tariant, visus savo sportinių tikslų galima pasiekti ir be jokių miltelių, tiesiog susifokusavus į savo poilsį ir mitybą. Jeigu tai liečia neprofesionalų sportą, tada taip. Bet taip, aš tiesiog nerekomenduoju labai apkrauti savo galvos ir iškart mąstyti, ką ten reikia susipirkinėti, kad negalvotumėt, kad tai yra tiek svarbu, kad tiesiog labai laužytis galvą. Kaip ir sakau, nebūtina prisipirkti ten 10 skirtingų treniruočių komplektukų, įvairiausių kėdukų ir tik tada pradėti sportuoti. Nes šitoks galima padaryti kaip motyvacinį dalyką.
Jo. Išsportuosiu, ten nusipirksiu naują sportinę liemenėlę, kaip pavyzdys. Man asmeniškai mane taip motyvuoja, žinai. Taip. Eiti į džymą, jeigu gaunu kokį sportinį statuką. Ok, tai dabar tada iš karto kyla klausimas, kaip apsiskaičiuoti. Ta prasme, įsivaizduokim, ok, aš nutariu, kad negersiu proteino papildomai, bet bandysiu užsiauginti raumenį tiesiog savo mitybos pagalba. Ar įmanoma kažkaip, nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai esu toks žmogus ir manau daugelis su manim sutinka, kad žmonės nenori taip fokusuotis tą maistą ir skaičiuoti kiekvieno gramo, kiekvienos kalorijos. Ar įmanoma kaip nors pasisavinti tą pakankamą proteino kiekį per dieną, žinant, kad, pavyzdžiui, vienam kiaušiniai yra tiek ir tiek proteino ir prisimint maždaug, kiek proteino yra tam tikram produktui? Aš net nesakyčiau, kad ir verta bandyti atsiminti, nes šiaip skaičiavimus aš ganėtinai retai kam naudoju, kas iš tikrųjų nori ten tokių, sakykime, tikrai greitesnių rezultatų, kas labiau pasiryžę tikrai ir skaičiuotis, bet tikrai ne visiems ir ne visada tas yra reikalinga, nes, kaip ir sakai, aš nei pats nuoširdžiai neskaičiuoju kalorijų, tikrai buvo periodų, kurių metu skaičiuodavau. Taip, rezultatai bus tikrai tikslesni, geresni, nes tai bus vėžio, sakykime, bet kiek tai verta ir kiek tai reikalinga, žinai, vėl iš kitos pusės pasižiūrėjus, visą gyvenimą kalorijų neskaičiuosi ir nebent tavo tikslas, žinai, varžybos, bet jeigu tiesiog norint normaliai gyventi, nori progresuoti, nori užsiauginti raumens ar nori net tą patį svorį nusimesti, tai iš esmės tiesiog rekomenduočiau, kad tavo kiekvienam valgyme būtų produktų, kurie turi savy baltymų. Nevalgytum tiesiog vien tik angliavandenių, tai net paimkim rytinę, ten, žinai, nevalgytum tiesiog avižinės košės vienos. Tiesiog kiekvienas valgymas ar užkandis, jisai turi savy baltymų ir tada iškart padidėja šansai, kad tu tiesiog susirinksi tinkamą kiekį. Ir viskas, ką darai, tai darai nuotraukas arba matuoji apimtis, žiūri, kaip progresuoja saliai. Jeigu saliai progresuoja, tavo svoriai didėja, žiūri nuotraukų palyginimus, nuotraukos gerėja, tavo išvaizda eina link ten, link kur tu nori, vadinasi, valgai visko pakankamai. Prioritete galima tiesiog pasiskaityti, kurie produktai iš vis turi baltymų, nes dažniausiai žmonėm pasakai, valgai produktus, kas turi baltymų, tai būna, aha, o kas čia tokie? Tiesiog, žinai, gal atsidarai sąrašą, tai pasižiūri, kas šiaip jau tavo kasdienybė yra, ką tu jau valgai ir gal tu net nieko papildomai prisidėti nereikia. Realiai, kai dabar viską paaiškinai, tai taip atrodo paprastesnis visas šitas procesas. Tiesiog, kai valgai kažką, prisideda produktų su baltymais ir nereikia visko taip skaičiuoti gramas į gramą, ar ne? Jau atsispirsi ir pajausi tą tokią sieną, kad jau progresas nebejuda, tada jau, žinai, galima griežtesnį. Arba aš sakau, galima kelis būdus, arba, tarkim, savaitę, 2 paskaičiuoti kalorijas, kad tiesiog pamatyti porcijų kiekius, pamatyti, kas yra tie baltymai, kur jų galima rasti. Tai, tarkim, paskaičiuoti kalorijas ir po to jau toks iš akies matavimas, nes jau bent jau plius minus įsivaizduoji, kokio dydžio tavo turėtų būti porcijos, tarkim, tas pats kepsnys, kiek ten maždaug turėtum kiaušinių galbūt ten ryte suvalgyti, ar kiek ten avižų įsidėti. Tai yra bent jau vizualiai prisimeni ir įsivaizduoji, kaip turėtų visą tai atrodyti. Nes daugumai, kas man labai nepatinka merginų, vis galvoja, kad valgo per daug, nors iš tikrųjų dažniausiai valgo per mažai. O jeigu nežinantiems, kokie būtų, paaiškinu, dabar tavo galva šovė 5 produktai, kurie turi daugiausia baltymų? Tai vištiena arba kalakutiena, kiaušiniai, varškė, graikiškas jogurtas ir imčiau kokį tuną. Ok, tai dabar tada grįžkime apie tai, ką pradžioj kalbėjom. Buvo visai įdomi tema, tai su alkoholiu. Tai pastebėjau, kad tikrai daugelis žmonių galvoja, kad jie labai yra pasinešę ant džimo, bet tuo pačiu jie geria alkoholį kiekvieną savaitę ir bent jau man asmeniškai tai yra 2 nesusiję dalykai. Ir norėjau tavęs paklausyti tiesiog, kokia yra tavo nuomonė ir kaip manai, kokią įtaką pastovus tas alkoholio gėrimas, aš gal nekalbu ten 1 kartą per mėnesį išgerti kokteilį, aš pati tą darau, bet tas pastovus alkoholio vartojimas, kokią daro įtaką mūsų fitneso tikslam?
Tai va, čia kaip ir gerai, kad pabrėžiai dėl to pastovaus gėrimo, nes iš tikrųjų tas nieko aplamai nėra gerai, kas vyksta per daug. Tai su alkoholiu, pavyzdžiui, tas pats pastovus gėrimas, tai visiškai, sakykime, savo progreso žalojimas, čia ne tik apie išvaizdos, bet ir apie vidinius visus dalykus eitų. Čia taip pat kaip sugalvoti, žinai, 5 dienas laikausi mitybos labai gerai ir savaitgaliais pasileidžiu plaukus ir dažniausiai žmogus visiškai nustoja progresuoti. Mhm. Su savaitgaliniais tokiais apdovanojimais, tai, iš progreso pusės niekur toli tikrai nenueisi, vien iš tos pusės, kad tai turi kalorijų tikrai nemažai. Tie patys kokteiliukai tikrai viršysi savo kalorijų normą. Tuščias kalorijas apie nieką, nulis naudos. Ir tiek, kad tai iš esmės ardo smegenų ląsteles, nėra atsistatymo po, labai prastas atsistatymas tikrai po alkoholio išgėrimo. Ne tik, kad miegas bus daug vėliau nuėjus miegot, tai visą režimą sujauksi. Ne tik, kad kitą, bet dar greičiausiai ir 2 dienas negalėsi sportuoti normaliai. Jeigu, nes tikrai esu ir pats turėjęs ir draugų tarpe, ir pažįstamų, kurie penktadienio vakarą užgėrė, šeštadienį rytą eina sportuoti, kur išsportuosiu. Tai Jo. labai širdžiai kenkia, nes iš esmės širdis tuo metu išvarinėja alkoholį, jinai gauna didžiulį krūvį, tiesiog filtruoti per kūną ir išvarinėti visus nereikalingus toksinus, tai yra alkoholį iš kūno. Ir tu nueini į salę, dar duodi ant viršaus krūvio. Tai yra tiesiog savęs žalojimas. Tai dėl to realiai net išgėrus, tarkim, daugiau, tikrai sekančią dieną labai nerekomenduotina eiti sportuoti. Maksimum, ką galėtum pasidaryti, tai yra labai labai ramus kardio, kažkokie lengvi tempimai, toks labai labai lengvas krūvis nebent. Bet tikrai ne sportas. Jo, geras. Čia šiaip labai labai įdomu. Aš niekada net nesusimąsčiau, kad tokia gali daryti didelį įtaką ir netgi tavo širdžiai. Aš visai, aišku, savaime suprantama, kad, jeigu tu naktį išgeri, iš ryto tu visiškai nebūsi produktyvus čime ir tavo tikslai, aišku, tavo pasiekimai krenta. Taip, tai Bet ne vakare, jau net tą pačią dieną visą, tikrai jau ne apie sportą. Dauguma net iš vis sako, jeigu toks, aišku, vėl kiek alkoholio išgerta, bet jeigu tikrai daugiau, tai net ir 2 dienas, kad net nerekomenduojama sportuoti, nes vis dar šalinasi. Nes tiesiog galima paskaičiuoti ir kažkur net ir internete pagal kūno svorį, kiek miligramų alkoholio buvo išgerta ir per kiek laiko tai pasišalina iš kūno. Tai tiesiog irgi susivedus, paskaičiavus galima nuspręsti, ar jau galėtum teoriškai eiti į salę ar ne. Bet šiaip net ir nuo savijautos pasijaučia. Tikrai ir tas pats treniruotė gali jausti fiziškai, kad jinai nėra nei tokia intensyvi, kad tu negali, kad viskas sunkiau ir ta širdis, sakykime, ir pulsas aukščiau kyla. Tiesiog visi rodikliai rodo, kad tikrai nėra pats geriausias pasirinkimas. jo, ir šiaip aš dar manau, kad daro labai didelį įtaką tavo identitetui. Ta prasme, jeigu aš matau save kaip sveiką sportuojantį žmogų ir tada aš geriu kiekvieną savaitę, tai irgi tas toksai išsiblaškymas, kas aš esu, žinai. Dimas, tikrai. Aš nenoriu visai irgi, sakykime, uždaryti to gerimo temos, nes tikrai yra ir kas ten, nežinau, visiškai griežtai nieko. Bet kaip pat ir sakai, kad ten, tarkim, tas pats į metus tenais vienas kitas kartas išėjimas kažkokia šventė ir ten sėkmingai išgerti tą kokteilį ar kažką, tai čia yra visiškai normalu, nereikia būti asocialiam kažkam ar ten visiškai sakyti, kad čia viskas, aš čia dabar sportininkas ir panašiai. Galimas ir toks variantas, bet nėra tai būtina, tai yra tikrai irgi gyvenimas, tik tais kaip ir kalbam, kiek dažnai ir kiek tai pastoviai vyksta. Ir dar svarbiau, kiek alkoholio buvo išgerta. Taurė vyno jau geriau kiekvieną dieną po taurę vyno išgerto, nei kiekvieną savaitgalį po vos ne visas tas, tarkim, butelis vyno. Nes kai kurie žmonės, aš pastebiu, kad jie tokie jau, jeigu einu gerti, tai iki komos. Ir Tai, tai žiūrėk, tada labai gražiai privedamas prie kito klausimo. Tai savo kursuose, jau kaip minėjau, tu kalbi apie tą vidinį pasaulį. Tai
dar kartelį, jeigu gali truputėlį išsiplėsti apie tai, kaip mūsų mąstymas keičia mūsų kūną, kaip jisai keičia mūsų realybę ir kaip apskritai, vat, kokie būtų tavo patarimai žmogui, norinčiam atrasti tą tokią vidinę harmoniją. Tai pradžiai iš vis rekomenduočiau išsirašyti galbūt savo tikslus, viziją, kur tu eini, tai yra kas yra tavo vidinė harmonija, kokį tu personažą save, kaip kokį žmogų nori matyti, galbūt kas yra tavo prioritetai gyvenime, taip sakykim. Ir harmonija, jinai, mano akimis, dėliojasi aplink pastovumą, aplink kažkokius tai apibrieštus dalykus, tai yra kaip ir ta pati rutina, tai tiesiog tikrai gražiai pasidėlioti miegą, savo poilsį, savo hobius, veiklas, kaip save, kaip žmogų vystai, tai, ką valgai, ką dedi į savo kūną ir tai, kaip investuoji į save, tai yra savo sveikata, savo sportas, visos šitos veiklos ir jas visas apėmus galima lysti giliau ir tobulinti ir tada prasideda visi kvėpavimo pratimai, meditacijos, dėkingumo praktikos, sakykime, savo visi gražių žodžių pasakymai, bet kuriuo atveju vis tiek visiems rekomenduočiau pradėti nuo tokio bendro vizualo, tai yra kaip save įsivaizduoji, kokį save matai dabar ir galbūt kokį nori save matyti už metų ar už kelių ir išsirašai tikslais, kaip tu gali pasiekti metų bėgyje. Ir mat, kaip tik nauji metai artėja, tai visi dažniausiai šito imasi, tik tais dažniausiai liūdna, kad imasi mėnesių ar 2. O jau tas aš jau bijau tiesiog, kaip džimas atrodys sausį. Mėnesį. Na, visada pasiveikia, niekas nesikeičia, iš esmės tikrai sausis suaktyvėja, bet ką ir norėčiau galbūt šitą vietą parekomenduoti, neišsikelkit kažkokių savo dabartiniai kasdieniai veikloj nerealistiškų savo iššūkių, tokių kaip ten 5 kartai salėje ir aš ten dabar viskas, ten prieš tai nieko nedariau, dabar viską, ten visiškai valgysiu, miegosiu puikiai, sportuosiu pastoviai, nieko nebeveiksiu, tai yra viskas toks tiesi linija. Tai kaip tik nerekomenduoju, nes dažniausiai tai trunka labai trumpai. Rekomenduočiau pradėti nuo švelnaus įsivažiavimo, tarkim, jeigu niekada nevalgėt sveikai, tai pradėti nors nuo šiek tiek sveikesnių dalykų, tas pats niekada nesportavot, nesugalvokit nuo sofutės pašokti ir pradėti bėgioti, pradėkit tiesiog nuo vaikščiojimo, kaip pavyzdys vienas kitas išėjimas ir palengva tiesiog. Man labai baisu matyti tokius žmonės, kurie užsimotyvuoja. Kaip aš sakau, viskas yra ne apie motyvaciją, o apie discipliną. Ir aš labai dažnai matau žmonių, pavyzdžiui, kurie išeina, sako, viskas, aš su tavim nekalbėsiu, nes aš dabar tik einu į džimą kiekvieną dieną, man niekas neįdomu. Ir tai būna, come on, ta prasme, yra kitų gyvenimės ryčių ir tu vis tiek turi būti draugiškas žmogus, socializuotis, galbūt kartais, kad ir nežinau, praleisti savo džimo dieną vien tik dėl to, kad tu buvai su savo draugais. Nes yra ir, sakau, viskas yra plačiau. Tai viskas apie tą balansą gal. Jo. Kas dabar labai dažnai, bet labai daug ir nežinau, gal man mėtų, bet labai daug reelsų tų pačių yra kaip geri pavyzdžiai, kas yra motyvacija ir kas yra disciplina. Ir kad negali tik motivaciją pasikliauti, nes tai yra labai staigus, stiprus šuoliai, bet jie yra labai trumpalaikiai, emocionalūs. Tai su šita emocija, su šita motivacija yra faina pradėti. Tai kai jų užplūsta yra daug lengviau pradėti, bet tada norisi šitą motivaciją kiek įmanoma greičiau paversti į discipliną ir tiesiog, kad tai būtų galima palaikyti, kad tai būtų ką galima išlaikyti, o ne tiesiog man atsirado noras, aš nuėjau, noras dingo, nebeinu, atsirado noras kitai veiklai, ten visų 100, vėl nebe ir toks pasimetęs gyvenime, kaip sakau. Jo. Ir aš sakyčiau, gal padarykite tą kelionę tokią malonesnę. Ta prasme, nebandykite užblokuoti visų savo gyvenimo sričių dėl to, kad bus neįmanoma tą paversti jūsų rutiną, jūs negalite paimti ir visiškai pakeisti savo gyvenimo, pradėti tik eiti į džimą ir tik sveikai maitintis ir nieko kito daugiau nedaryti. Dėl to, kad tai tampa tiesiog, mes atsisakome visų gyvenimo malonumų ir susitelkiam tik į vieną šitą malonumą, tai reiškia
disciplinos malonumą, kuris aišku yra labai didelis ir labai svarbus, tačiau, kaip sakiau, gyvenimas yra apie daugybę kitų dalykų. Gerai, taip, tai tada kitas mano klausimas būtų, aš manau, kad merginom, kas yra svarbiausia, tai užsiauginti sėdmenis. Tai kokie tavo būtų, gal kokie, nežinau, top keli patarimai, kaip reikėtų į ką koncentruotis, jeigu nori turėti tą tokią figūrą? Bandyčiau kažkiek gražiai įkalbėti, kad tai nebūtų vienintelis prioritetas, kad vis tiek bet kuriuo atveju pirmoji vietoje liktų sveikata, savijauta ir sveikata. Aišku, kai jaunas ateini, neturi jokių sveikatos problemų, tai yra sunku padaryti, bet tiesiog norėčiau pabrėžti, kad nedarytumėt visko, kas liečia ėjimą prie sveikatą. Tiesiog bent jau tiek. Ir tada tiesiog kaip ir bet kurį kitą raumenį auginti, sėdmenis nėra kažkoks labai išskirtinis raumuo, tai pradėti kelią nuo savo, tarkim, tų pačių 2 sporto kartų per savaitę, nuo kiekvienam valgyme įtraukti baltymų, išsimiegoti bent apie 8 valandas, tai yra poilsis, atsistatymas, maistas ir tada, jeigu liečiant konkrečiau sportą, tai įtraukti gerą apšilimą, rekomenduočiau, pradėti fokusuotis, tai yra galvoti labai apie sėdmenis. Galima pasidaryti net apšilimo metu pratimus, kurie padėtų pajausti šiek tiek sėdmenis. Deginti. Nes aš darau, pavyzdžiui, pilatesą. Tinka, čia iš esmės tiesiog norisi padidinti smegenų ryšį su raumeniu, tai yra kuo labiau jausti, ką darai, nes dauguma iš tikrųjų pratimo atlikimo metu daug kas net nejaučia sėdmenų, tai norisi tiesiog mind connectioną turėti geresnį, nes kuo didesnis mind connectionas, tuo daugiau mes galime išdirbti tą raumenį to paties judesio metu. Tada kitas tikslas yra nebijoti svorių. Tai visos merginos, kurios nori gražaus užpakaliuko, turi nebijoti dirbti su svoriais, nes bet kuriuo atveju jum tuščios kojos spyrių ar gumos ten kikų tikrai neužteks. Ir čia visa social medijos propaganda, kai fitness modeliai rodo vienus pratimus, kurie atrodo gražiai ir jie kažkokie nauji, kai iš esmės patys kilnoja milžiniškus svorius ir tiesiog tikrai nuoširdžiai sportuoja, tai tikrai nebijokit svorių. Įsidėkit bent jau kelis tikrai gerai apkraunančius sėdmenis pratimus, tai dubens kėlimai, RDL-ai, įtupstai, hiperekstenzijos, spyriai su trosu, tokie baziniai, tokie keli pratimai ir stenkitės labai koncentruotis į raumenį, didinkit krūvius, tai yra pradžiai šiek tiek pakartojimus, po to svorį ir tiesiog sekti progresą ir užaugs tas užpakaliukas. Ok, ir dar tu paminėjai, kas man labai įdomu buvo, tai mind-muscle connection. Ar galėtum truputį daugiau išsiplėsti apie tai? Tai kiekvienam norinčiam tikrai vien iš sveikatos pusės, sakykime, kad taisyklingai sportuotų, dėl to dažnai žmonėm net nerekomenduoju žiūrėti ir veidrodį, kad vis daugiau stengtųsi galvoti, kaip atlieka patį judesį. Nes kuo didesnis mind connectionas su raumenim, tuo jūs labiau įdarbinsit tą patį raumenį. Raumenį susitraukti yra reikalinga elektrostimulacija, kuris siunčiama iš smegenų tiesiai į raumenį. Ir kuo jinai yra kokybiškesnė ir stipresnė, tuo stipriau galima sutraukti tą patį raumenį. Ir aš girdėjau žmonių, kurie, pavyzdžiui, kaip tu sakei, gali nežiūrėti veidrodį, labiau stengtis galvoti apie savo kūną. Taip pat girdėjau, kad žmonės nesiklauso muzikos džime dėl to. Šiaip pastaruoju metu aš irgi be muzikos sportuoju, bet nesusiečiau aš labai šito kartu. Man kaip tik muzika iškelčiau aš ją kaip į gerą tokį spyrį. Jeigu pasirinkai muziką, kuri atitinka tavo treniruočių tipą, kaip aš sakau, aš mėgstu klausyti šiek tiek sunkesnės muzikos,
kaip sakau, su progresu sunkėja muzikos pasirinkimo lygis, ten, nežinau, nuo popsų prie kokio hardcore gali nueiti. Tiesiog įėjimas tokį į kovos vaidmenį. Tiesiog man asmeniškai padeda susifokusuoti, supykti, gal adrenalino kažkiek išskirti. Jo, man asmeniškai labai labai padeda, ypač kai kokio trapo pasileidžiu arba reggaeton. Iš karto toksai, nu, davai, važiuojam. Žudyt. Jo, žudyt. Ok, tai toliau turiu labai labai įdomų klausimą. Tai tu turi kursus apie vyriškumą, bet dabar mes, kadangi kalbam apie moteris ir kreipiamės labiau merginas, tai norėjau tavęs paklausti, koks būtų tavo patarimas, ta prasme, kokie turi būti moterų standartai ir kas tavo nuomonė yra aukštos vertės, geros kokybės vyras ir ko mes turėtume ieškotis? Manau, kad vėl kiekviena ieškos pagal save, bet tikrai neįsivaizduoju, kaip galima rinktis pirmiausia žmogų, kuris negerbė tavo vertybių. Kaip numerį vieną tikrai statyčiau tokį pagarbą, tai matytumėt, kad gerbė, kad dėl jūsų stengiasi, kad stengiasi dėl savęs. Labai svarbus dalykas, kaip bendrauja su artimaisiais, tai ypač, tarkim, mama. Aš labai pabrėžčiau šitą, nes jeigu vyras gali negerbti savo mamos, tai šiek tiek sunku įsivaizduoti, kaip galima įsivaizduoti, kad jis gerbs kitą moterį. Nebent ten jau kažkokie ekstra nutikimai, bet jeigu jisai gali garbiai bendrauti, jau man toks didžiulis red flagas būtų. Pats aptarnavimo sfera, sakyčiau, kaip jisai bendrauja, nežinau, su, tarkim, padavėjais, dar kažkur. Tiesiog skenuoti žmogų, kaip jisai bendrauja net ir su kitais žmonėmis, kurie kaip ir neturi kažkokio bendro sąsajų su juo. Jo, nes ta prasme, jeigu tu esi jo potenciali mergina, jisai gali labai paprastai užsidėti tą kaukę. Jis tavim gali labai gražiai bendrauti, bet jisai tos kaukės neturės tiesiog prieš kitus žmonės susidėję. Bet va tuo pačiu su to santykiu su mama yra kitas kraštutinumas. Jeigu jisai yra per daug, per myli savo mamą. Irgi, sakyčiau, neblogas red flagas. Su mama iš esmės turi turėti gerus, fainus santykius, bet tai turi suvokti, kad tai jau yra suaugęs vyras, planuojantis kurti ten, sakykime, savo šeimą, kitus santykius ir prioritizuoti taip ir statyti, nes aš turiu, čia dėl to aš sakau ir juokiuosi, nes turiu ir pažįstamų tarpę ir tikrai labai artimam, kur net pačiam taip iš šono pasižiūrėjus, kad, tarkim, tie santykiai su mama, jie nebėra kaip suaugusio vyro, bendrauja vis dar kaip vaikas, sakykime, tie atsiskaitinėjimai prieš mamą, mamos visiškai kelimas prieš merginą. Ar tu nori būti mergina, ar tu nori būti auklė? Jo, arba dažniausiai taip atsiranda, kad taip tampa antra mama. Realiai išeina pas kitą mamą. Dėl to, kad psichologiškai tai yra kaip ir kompleksas. Tu užaugi aplinkoje, kur tu visą laiką esi lepinamas, tu esi gerutis, gražutis ir tuomet tu esi išmetamas į tą pasaulį, kur tu esi visiškai vienas ir dėl to jie pradeda ieškotis ne merginos, o mamos. Tai vat dėl to aš jums patariu, jeigu jūs gyvenime iš kažkokio vaikino gaunat tokį pasakymą, kaip aš šiandien negaliu ten ir ten eiti, nes mano mama man neleido, meskite jį tą pačią dieną, prašau. Mamyčiuk. Kitas mano klausimas, aš nesenai pradėjau pati šitą praktikuoti, tai yra šalti dušai. Tai ką aš girdėjau, kad turi belenkiek privalumų, ta prasme, raumenų atsigavimas, senėjimo palietinimas, energija, sveikesnė oda, sveikesni plaukai ir kaip aš tą darau, tai aš tiesiog iš pradžių nueinu į normalų šiltą dušą, viską išsiprausiu su muilais ir tada pasileidžiu tą jau labiau ledinį vandenį ir įlendu kokiai 30 sekundžių ir tą bandau daryti kiekvieną dieną. Tai norėjau tavęs paklausti tiesiog, ką apie tai manai ir tai yra teisingas sprendimas. Šaltas dušas turi šiek tiek skirtingą poveikį nuo šaltos vonios. Sakykime, šaltam duše šiek tiek sunkiau išbūti, nes tai yra tekantis srovė. Jeigu normalus ledinis vanduo iš dušo, tai jisai net atrodo aštriai gali gelt,
plus jisai apima lokacinę tokią vietą, tai dėl to dažniausiai, jeigu ir šaltas dušas, jisai toks sunkiau išbūti tikrai tokiam šaltam. Bet viso to šalto dušo esmė ir visa nauda ir gaunasi, kai tu sukeli savo kūnų į stresą ir tą stimulą ir išeini iš tos komforto zonos. Dėl to, jeigu pasirinkai tokio šalčio vandenį, kuris tau nekelia šito, tai negausi ir visų, tarkim, tavo išvardytų benefitų. Okay. Nes tai jis tikrai turi privalumų ir dažniausiai net rekomenduojamas toks šiltas, šaltas, toks kontrastą daryti, tarkim, 15 sekundžių po šiltų, 15-30 po šaltų ir daryti tokias permainas, arba ten minutę, kad irgi nepriprastum ir nebūtų, kad tiesiog jau visiškai gali natūraliai jame būti. Yeah. Ir, kaip sakykime, ilgamžiškumui gerų požymių, raumenų atstatymui, kas liečiant po krūvių, iki 24 valandų atstatymui ir tikrai rekomenduočiau naudotis. Super, tai reiškia, einu reikiamų kelių. Jo, šiaip meditacijos požymis geras. Jo, nes labai turi kontroliuoti, vat, kaip ir džime, pavyzdžiui, tu atsisėdi prie treniruoklių ir tu galvoji, va dabar skaudės. Ir tada tu pasakai savo galvai, pats savo, kad gerai, nesvarbu, aš vis tiek tą padarysiu. Ir taip pat su šaltu dušu, čia yra labai labai panašu mano nuomonė. Kalbant vėlgi tada apie sveiką mitybą, tai manau, kad dažniausiai tas stereotipas, ypač kad tiksliau ne stereotipas, o standartas, ypač su šiuolaikinė visuomenė, kad moteris nori būti liekna. Ir labai labai dažnai mes laikomės dietų vien tik tam, kad numestume tą svorį būtent nuo pilvo, užsiaugintume galbūt daugiau svorio ant sėdmenų. Tai jau žinom, kad ant sėdmenų mes galime užsiauginti svorio valgant pakankamai proteino ir nuo pilvo bandom nusimesti svorį valgydami kuo mažiau cukraus. Tačiau, ką daro mūsų kūnas, tai dažnai mes turime tą cravings, kad mes norim to cukraus, ypač jeigu moterim per mėnesinės, PMS-as, tiesiog taip norisi atrodyti suvalgyti kažkokį šokoladą ir tas gali būti, kad ir kiekvieną dieną tas poreikis. Tai kaip galime pabandyti subalansuoti ir sustabdyti tą poreikį valgyti pastoviai cukrų? Tai dažniausiai valgyti visus saldumynus norisi, kai bendrai trūkumas maisto yra. Ir jeigu esi alkanas tuščių skrandžių, tada dažniausiai nori užkandžių ir jie gali būti tie patys saldus pasirinkimas. Tai gali būti įpročio reikalas, tiesiog esi įpratus valgyti kažką saldžiai ir save taip apdovanot. Tai gali būti tiesiog vandens trūkumas, tiesiog trūkumas išgerti vandens, nes kartais troškulys su saldaus poreikiu šiek tiek susipina, tai kartais net užtenka išgerti vandens ir jūs suprantat, kad jūs nebe taip ir norit saldžiai. Tarkim, tų pačių mėnesinių periodų principų, tai leisti savo ir tiesiog suvalgyti, sakykime, netgi ir to paties kažkiek saldaus, tiesiog apsiriboti, kokį kiekį jūs to suvalgote ir labai dėl to galvos nelaužyti, nes viskas pastatyti ant kiekio. Jeigu, žinai, suvalgysi ten porą šokoladinių saldainių ar ten skiltelė šokolado, tai nieko nenutiks. Jeigu viskas eina su plytelėm, žinai, jeigu nėra saiko, čia jau prasideda problema. Nes dėl kažkokio savęs patenkinimo iš cukraus pusės, tai nuo čia pilvas neužaugs. Čia tiesiog viskas vėl apie kalorijas pastatyti galima drąsiai ir kiekvieną dieną suvalgyti ten po 1-2 saldainiuką ir vis tiek gražiai tolygiai svorį mestis toliau. Ja, ir aš manau, tai yra dar labai susijęs su jūsų emociniu pasauliu, nes ta prasme, jeigu jūs patirite stresą arba liūdesį ir iš karto bandote tas emocijas suvalgyti, tai dažniausiai mes, kai bandom suvalgyti emocijas, tai būna būtent cukrus, nes tai mums suteikia komfortą. Ir, pavyzdžiui, iš vaikystės tas gali kilti, jeigu mažas vaikas, žinai, kai būna verkia ir tada nuimk saldainiuką. Tai cukrus su malonumu tokio ir yra susijusi. Realiai suvalgai saldus, skanu ir tau su gerom emocijom susiję. Save apdovanoti, apdovanojimas savęs realiai gaunas. Tai dėl to reikia ieškoti kažkaip kitus ryčių, kurios jums atneša tą pasitenkinimą ir apsidovanojimą. Ir taip pat kartais suprasti, kad viskas yra gerai, jeigu jūs labai labai norit, ten būtent, man, pavyzdžiui, būna, aš noriu specifinio kažkokio šokolado.
Ir aš jį suvalgau ir viskas, aš visą likusį mėnesį net negalvoju apie jį. Ir yra, kuo mažiau save priboji, savo pasakai, kad to negalima, tuo kartais net mažiau nori. Ir taip pat dar yra tas emocinis sotumas, kai tu emociškai nori būtent tam tikro deserto, kuris galbūt, nežinau, tau asocijuojasi su vaikyste, bet tu neleidi savo jo suvalgyti. Kas atsitinka, tai tu emociškai esi alkana. Ir tada, kai tu valgai kitus savo patiekalus, tu persivalgai ir tu siek nesijauti emociškai sotus. Kitas klausimas būtų su socialiniais tinklais. Mes labai daug informacijos, labai daug patarimų gaunam būtent iš TikToko ir aš pati pamačiau, galima sakyti, didžiąją dalį savo atliekamų pratimų TikTok'e. Ir kaip tu manai, ar galima visgi pasitikėti tuo, ką mes ten matome ir kaip atsirinkti teigiamą, reikalingą, naudingą informaciją iš TikToko? TikTokas, jisai tikrai turi ir geros medžiagos, tikrai ten yra gerų profesionalų, kurie tikrai kelia gerą kontentą, iš ko galima mokintis. Mat, kaip ir sakai, pati išmokai nemažai medžiagos iš ten. O atsirinkinėti, tai vat, iš esmės tie mano mokymai ir bus irgi tai skirti, kad vat, padėti išmokti atsirinkti, kas iš tikrųjų jums sako tiesą, kas yra ta nereikalinga arba negera informacija. Bet toks paprasčiausias atsirinkimas galbūt ir būtų pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vis dėlto ten dalinasi tą informaciją, kas per asmuo, tarkim, galbūt jo kvalifikacija, jo specialybė, šiek tiek aklai kartoti, treniruoti, pratimus iš tiesiog kito asmens su galimai net visiškai gal ir net kitokiais tikslais, kitokia genetika, kitokia gyvensena, jo visą, tarkim, treniruoti, tai čia labai retai, kada pavyks ir tau taip tiesiog pasidaryti. Jo, aš pastebėjau, kad aš pati pasižiūriu, atrodo, kokios nors influencerės TikTokus, kaip jinai daro ir bandau viską atkartot, bet kartais tiesiog neveikia. Ta prasme, yra pratimai, kurie aš nežinau kaip paaiškinti, bet jie man yra, emociškai šiltesni. Taip, yra, kurie labiau patinka, yra, kuriais geriau jauti, ką darai, pavyzdžiui, tos pačius sėdmenį. Jo. Kitus darai ir, atrodo, nesigauna, gal tiesiog technika ten netie gerai gaunasi, gal tiesiog šiaip nelimpa tas pratimas, gal jį tiesiog kitą alternatyvą pakeisti reikėtų. Aš manau, iš tos pusės ir yra galbūt net reikalingi treneriai, tai vat tiesiog užvest. Tai kaip tu manai, nes aš atsiunčiau jam TikToką, kur aš rodau savo sėdmenų būtent pratimus, tai dabar gali raustinti kiek nori, esu pasiruošus, sakyk, ką manai. Ir aš šiek tiek prie technikos galėčiau prisikabinti, nežinau, ar ten visiškai viskas, ką daraisi, ten warm-upo irgi nelabai mačiau, nes mačiau tiesiog takelį gal darai, ne? Jo, aš ten ne viską parodžiau. Taip pat vėlgi, jo. Dėl to labai prie detalių sunkiau gal kabinėtis. Šiaip tiesiog, aišku, baziniai pratimai, RDL'us dareisi, kaip atsimenu, įtupstai, pritapimai ir tiesiog tokia kaip ir bazė, tai viskas kaip ir su ja gerai. Tiesiog, aišku, visos klaidos ir detalės labiausiai ir pasibrėžė tada, kai jau žinai viskas smulkmeniškai, tai pavyzdžiui, kaip apšilimas visas, tarkim, tavo atrodė, kaip atrodo tavo pilnas setas, nes ten tokios, kaip sakai, gražios iškarpėlės, tai kol dar pirmas, antras pakartojimas. Ja. Tai buvo vėlgi mano įrodymas, kad iš vieno TikToko tu negali realiai nieko išmokti. Labai man. Kaip idėjų, nebent pasirinks nori, bet... Čia mes ir baigsime po truputėlį šitą pokalbį. Ačiū tau labai, iš tikrųjų pati šiandien sužinojau labai daug naujos informacijos ir buvo labai įdomu taip giliau pasikapstyti į tą visą sveikatingumą, mąstyseną ir gyvenimo būdą. Ir tiesiog pabaigai pasakyk žmonėm, kur jie gali tave rasti. Tai mane galima rasti nežinau, per kurios kanalus dalinsis, tai ir Instagrame tai bus tiesiog Vitalijus_Lin, Facebook'e galite rasti, TikTok'e galite rasti, ten irgi stengiuosi dabar kur kas dažniau. Aišku, lokacijoje gyvoji tiek Gym+ panoramui, tiek mano naujoje studijoje. Dar irgi gal studiją, nežinau, nesidalinsiu, nes dar nepilnai užbaigta, kai pasileis, tada jau mano socialiniuose tinkluose tikrai galės tai rasti. Ir
Net ir tinklapį turiu lindžius.lt, tai va ten galite paskaityti daugiau istorijos apie mane, galbūt net irgi atsirinkti, pasižiūrėti, ar tinka, nežinau, mano vaibas jum. Tai va čia būtų pagrindiniai kanalai. Tiesiog. Gerai, tai visas nuorodas aš paliksiu aprašyme ir ką, ačiū tau labai ir gražios dienos. Tai vienas malonumas pasidalinti žiniom. Gerai, tai ačiū Jums labai, kad žiūrėjote ir susitiksime jau kitame video. Rašykite, jeigu norite daugiau interviu su žmonėm. Viso.